Kad ir sudėta tos plytelės, aš įsivaizduoju sudėti. Ne, trinkelės sudėtos. Tai yra jo trinkelės. Tikrai už tai niekas nėra mokėta. Tikrai. Ne, tai mes buvo kalba, kad jų nedės geresnis. Taip. Už tos pinigus. Nu gal geresnis. Tai gal tos geresnis. Iš principo išsiaiškinęs apie tuos. Čia geresnis sudėtas. No. Aš tai nemačiau. Ką klausimų daugiau? Čia lygiai tos Nėra? kur buvo pristatyta. Komiteto posėdis ir baigtų. Dabar dėl važiavimo šito važiuojant. Dėl to rekreacinio centro. Alksniupių. Tai pranešime. Didžiubalė kol kas nežinom. Nu, mes davė juos, žinai. Suprantate, pati Didžiubalė neduoda rekomendacijų. Mes žadėjome važiuoti. Analogišką mes norėjome, žinai. Ir kol kas nesulaukėmės iš jos, žinai, tokio, žinai. Vienai sakė Alytuje yra, bet kol kas aš žiūrėjau. Jeigu tik tai pasižiūrim kokį rimtesnį objektą ir jūs paieškokite, gal yra tokia. Gal tikrai kitiem minčių yra. Kultūros centras plus rekreacinė kaip sportas. Kad kaip pavyzdį, kaip pritaikyta. Jo, pasižiūrėti. Gera patirtim pasidalyti. Matot, dėl ko aš kalbėjau, kad dėl tų investicinių projektų. Dabar, pavyzdžiui, Latvijos-Lietuvos programa, Algis puikiai žinai, 500 000 eurų galima gauti. 85 dengia Europą. Tai mes galim eiti Alksniupius su ta programa, galime eiti Karšyklą, galime eiti muziejų. 85, 15 prisidėti. Ir reikia ką? Reikia turėti techninius projektus. Jų nėra. Ir negali eiti. Robonyse gerai tas žmogus, bet jis jau turėjo projektą ir Pilypas jam patarė eiti. O mes neturim. Tai aš ir noriu, kad kitam ar dar posėdį ateitų administracija, kokius projektus rengia, ką jie žada daryti ir neužmiršti va tų dalykų. Gal dar turit jūs kokių minčių. Gal, aš tik noriu pasakyti, kad ne vien tik Latvijos-Lietuvos programa, yra ir kitų programų. Bet reikia pasiruošti, kaip sakant. Jo, bet tam reikia konkursus paskelbti, užsakyti projektus, kokias vertės, pavyzdžiui, Alksniupiuose. Jeigu 500 000 eurų duoda, tai padaryti už 500 000 eurų projektėlį. Ar ten tas skvošą padaryti, ar dar kažką tai. Nu, žingsnis po žingsnio eiti. O dabar, aš nežinau, gal yra padaryta, gal jau užsakyta ir daroma, bet mūsų komiteto pareiga pasižiūrėti, ką 17 metais planuos administracija. Mūsų pareiga pasižiūrėti prioritetus. Prioritetus, va ir pasižiūrėti. Pagalvokit visi apie tai. Ir padarysim kitą posėdį, galbūt surasim išvažiuojamai, nuvažiuosim to Alksniupių kaip kultūros centro ir rekreacinė, kur padaryta, pasižiūrėti. Ten gal aptarsim tuos investicinius. Ar čia, bet tai mūsų pareiga, nes jau ant rudens pradeda rengti visi maždaug biudžetą formuoti, kur ką žada investuoti. Tai, o investicijos be tų projektų neįmanomos. Ir jeigu mes šiandien būtumėm turėję tuos projektus, mes jau būtumėm galėję gan nemažai gauti pinigų iš Europos. Su 80, dar kartą, 85%. 15 tik savivaldybė galėtų prisidėti. Milijonas eina, pusę Latviam, pusę Lietuvai, bet reikia surasti Latvijai partnerius. Be jų nieko nebus. Ir tam yra specialūs skyriai, ar iššoktumėm, pavyzdžiui, muziejų. Ten yra dėl reikalavimai, reikėtų kurie rašo projektus, su jais kalbėtis. Bet pasirengti, tai jeigu yra muziejus, tai nebūtinai tai, kitą galim iššokti. Be tų techninių projektų, be konkrečių pinigų nieko negalim padaryti. Tai vat mūsų pareiga būtų yra aptarti šitą. Pilypą pasikviesti, mūsų kaip tokį pagrindinį variklį administracijos ir sužiūrėti, ką jie rengia. Ir mes ką siūlom. Aš turiu konkrečiai asmeniškai, aš turiu pasiūlymą. Tai taip galėtumėm aptarti tokį artimiausių laikų po mėnesio. Jolanta, pažiūrėsim, ką padarė po to rugsėjį, po tų visų švenčių ir susitinkam. Kaip man? Padarom. O ką? Gerai? O jeigu kas nori į baseinus pasižiūrėti, suderinsim, pirmadienį, antradienį, pas Gintautą kreipkitės. Aš skambinau, klausiu. Duota apsaugai, apsauga. Tai. Apsauga samdyta, sako. Gerai, tai ką? Viskas.
Bet aš tai norėčiau, kad jūs pamatytumėte tas betoninės grindis, kokios jos dabar yra. Gintai, kada atvažiuoja tos? Bet kai bus tik atrakinta, aš informuosiu. Gerai. Bet kada Gerai. ar žiniasklaida, Į žiniasklaidą pasižiūrėkit. pasižiūri, nu tai čia... Jos, kaip dabar atrodė, kai aš įėjau, jos tai atrodė, kad kaip nešluotas kiemas. Nes prie betono labai ten limpa dulkės, aš nežinau kodėl. Koks projektuotis ją suprojektavo? Tai toks ir suprojektavo. Taupant, žinai, kaip čia. Aš suprantu. Galvojom, tai ten gal yra vadinkime už gerai. Aš Ne, pavyzdžiui, jau ten buvo padaryta pagal tą technologiją, kaip priklauso, kaip turėtų atrodyti. kaip padaryt tą dalyką, aš Gintai, kada baigėt? Kitą savaitę.